Visai neseniai sužinojau, kad mano praeitas video apie Izraelio ir Palestinos konfliktą gavo 18 centų, kas reiškia, kad jį matys tik tie, kurie yra prisijungę prie YouTube platformos ir tik YouTube platformoje. Tai žymiai mažina peržiūrų kiekį. Todėl perkusime šį video pagal visas modernes YouTube taisyklės. Tai reiškia, kad jis bus pilnai košerinis. Tai reiškia, nebus jokio smurto, nebus jokių kūnų, nebus jokių sprogimų ir viskas bus pagal YouTube taisyklės. Šis video bus atnaujintas pagal 2023 vykusius įvykius. Taigi, važiuojame. Izraelis yra viena iš įdomiausių šalių artimųjų rytų regione. Tai vienintelė žydų valdoma šalis. Apie ją dažnai kalbama žiniasklaidoje dėl įvairių konfliktų, to šalies santykių su kaimynais, Jungtinių valstijų paramos ir daugybės kitų dalykų. Šiuo metu vyksta konfliktas šalies viduje. Ir tas konfliktas nenutyla dar nuo šios valstybės įkūrimo 1948-aisiais. Šiame video trumpai apžvelgsiu puses, vietas ir šių dienų įvykius. Tas kraštas vadinamas įvairiai. Palestinais buvo vadinamas nuo 5 amžiaus prieš Kristų, kai graikų istorikas Herodotas aprašė šį kraštą savo veikale Istorija, kildinamas šį kraštą nuo žmonių, kuriuos vadino filistinais. Kadangi romėnai buvo graikų kultūros gerbėjai, jie šį žodį pasiskolino. Žydai tuo tarpu vadino tą plotą Izraeliu. Izraelio karalystė datuojama daugiau nei 900 metų prieš Kristų. Svarbiausia taškai šioje istorijoje prasidėjo prieš beveik 2000 metų, kai tas kraštas buvo Romos imperijos dalis. Veiksmas prasideda nuo pirmojo žydų-romėnų karo. Per tą karą žuvo daugybė žydų ir sunaikinta antroji šventykla – žydų kultūros centras. Ir surinkta nemažai vergų, kurie buvo išsiųsti į visas Romos imperijos dalis. Tiesa, imperatorius Titas buvo pakankamai gailestingas tiems, kurie liko gyvi ir leido jiems gyventi tose teritorijose. Tačiau kitas rimtas smūgis, kuris sunaikino Judėją Izraelį kaip žydų valstybę, buvo Bar Kochba sukilimas. Po 6 dešimtmečių, kilęs po to, kai Jeruzalėje buvo įkurta kolonija Aelija Kapitolina, kur žydams buvo draudžiama rodytis ir jų papročiai ten buvo uždrausti. 132 metais žydų lyderis Bar Kochba sukilo prieš romėnus. Tų laikų šaltiniais teigiama, kad sukilimo metu jo pasekėjai nužudė apie 100 000 nežydų, su jų moterimis ir vaikais. Tai pasklido greit per Romos imperiją. Ir tuometinis imperatorius Adrianas, žinomas kaip vienas iš 5 gerų imperatorių, atsiuntė visą Romos imperijos galybę. Per 3 metus jis taip užjudėjo, sunaikino tiek kaimų, miestų ir teritorijų, pavogė žydų relikvijas, kad Judėja nebebuvo toks centras žydų kultūrai kaip anksčiau. Jis tą kraštą pervadino į Palestiną. Daugybė žydų buvo priversti ją palikti ir traukti į kraštus, kuriuose jie buvo labiau laukiami. Nuo to laiko tas kraštas ėjo iš rankų į rankas. Bet rimtas posūkis įvyko XIX amžiaus pabaigoje, kai tarp žydų pradėjo plisti nauja judaizmo atšaka, kurie buvo raginama grįžti į Zioną, pažadėtąją žemę. Ši atšaka tapo žinoma kaip zionizmas ir oficialiai judėjimo pradžia buvo laikomi 1896 metai, kai šio judėjimo lyderis Teodoras Herzlis savo raštais puoselėjo idėją apie grįžimą namo. Tiesa, ir anksčiau buvo tokie judėjimai apie grįžimą į Izraelį, tačiau jie nebuvo tokie populiarūs. Po pirmojo pasaulinio karo Britai iš Osmanų imperijos paėmė Palestiną ir sudarė sutartį su zionistų lyderiais. Belforo deklaracija, kurioje Britai žadėjo leisti žydų tautai apsigyventi tose žemėse. Pažaidukai Britai tą patį žadėjo ir arabams. Jiems taip pat žadėjo atskirą valstybę už pagalbą kovojant su Osmanų imperija. Tai galima laikyti visų konfliktų pradžia, nes po to tiek arabai, tiek ir žydai pradėjo akcijas prieš vieni kitus. Tas zionizmo judėjimas buvo gan populiarus dėl pasaulyje kylančio antisemitizmo, tačiau didžiausią greitį gavo po antrojo pasaulinio karo metu vykdyto, kurio metu buvo sunaikinta daugybė bendruomenių šeimų, sunaikinti bet kokie laikantis ryšiai su Europoje gyvenusių žydų šalimis. Reikėjo ieškoti šalies, kurioje žydai gali gyventi be persekiojimo ir vadintų sava. Per tą įvykį sunaikinta tiek žydų tautybės asmenų, kad iki dabar žydų tauta nepasiekė tokio žmonių skaičiaus, kuris buvo prieš antrąjį pasaulinį karą. Iškart po antrojo pasaulinio prasidėjo dažnai nelegali migracija į Palestiną. Tačiau problema buvo ta, kad ten jau gyveno žmonės, arabai, save vadinantis palestiniečiais. 47 lapkričio 29-ąją Jungtinės tautos nusprendė padalinti Palestiną į 2 dalis – žydų ir arabų valstybės – Izraelį ir Palestiną. Tuo pačiu Jeruzalė tapo Jungtinių tautų saugomų miestu, kuris nepriklauso nei viena iš tų valstybių. Kaip žinia,
Jeruzalė yra svarbus miestas tiek žydams, tiek krikščionims, tiek ir musulmonams. Visiems dėl skirtingų priežasčių. Izraelis sutiko su šiuo planu, Palestina ne. Mandato einant į pabaigą, Britai visai patogiai palieka visą ginkluotę žydams. Taip Izraelis iškart turi vieną iš stipriausių armijų regione, su naujausia tų metų ginkluotė. 48 gegužės 14 įkuriamas Izraelis. Iškart po nepriklausomybės paskelbimo Izraelį užpuolė Jordanijos, Libano, Irako, Saudo Arabijos, Sirijos ir Egipto ginkluotosios pajėgos. Šis karas trunka 9 mėnesius. Izraelis jį pergalingai baigė. Po šio karo Palestina padalinama į 3 dalis. Jordanija okupuoja vakarų pakrantę ir rytų Jeruzalę. Egiptas gauna Gazos ruožą, o Izraelis 78% Palestinos teritorijos. 48 metų karo metu vyko kelios žinomos civilių gyventojų skerdynės, kurias vykdė Izraelio grupuotės. Taip pat vyko ir prievartiniai iškeldinimai. Apie 670 tūkstančių palestiniečių tampa pabėgėliais. Palestiniečiai tai vadina Nagba arba katastrofa. Po šio karo nebuvo pasirašytos jokios taikos sutartys ir abi pusės kaltino vieną kitą. Iš vienos pusės vieni norėjo būti šalyje, kurių niekas nelies dėl buvimo žydais. Iš kitos pusės atsirado europiečiai, kurie vietiniams buvo kolonizatoriai, okupantai. 67-aisiais praeina 6 dienų karas. Vėl arabai, vėl Izraelis. Šįsyk Izraelis pilnai užima istorinės Palestinos teritoriją, plus Sinajaus pusiasalį. Tiesa, buvo ir tebėra Izraelyje žmonių, kurie nori pilnai atkurti istorinį Izraelį ir priimti tokias šalis kaip Jordanija. Tačiau, kadangi Jordanija turi savo kariuomenę ir dabar yra Izraelio sąjungininkė, tokios minties buvo atsisakyta. 73-ais įvyksta Jom Kipuro karas. Šio karo metu Egiptas ir Sirija užpuola nepasiruošusį Izraelį. Izraelis sugeba per plauką laimėti. 1979-aisiais Egiptas pasirašo taikos sutartį su Izraeliu ir po kelių metų dėl šios sutarties Egipto prezidentą nužudo. 1982-aisiais Egiptui grąžinamas Sinajaus pusiasalis. Liko tik viena šalis, kuri nebuvo patenkinta – Sirija, nes ji net gavo Golano aukštumų. Izraelio jų reikia kaip buferio. Konfliktams ataušus izraeliečiai pradeda apsigyventi Gazoje ir vakarų krante, kas sukelia ten jau gyvenusių palestiniečių konfliktą su naujakuriais. Iš to prasideda atsirasti nauji pasipriešinimo judėjimai, tokie kaip PLO, kuris buvo įkurtas 1964-aisiais. Jie kovoja prieš Izraelį visais įmanomais būdais, tačiau naujakuriai nesupranta ir toliau pradeda kurtis tose vietose. Tarptautinė bendruomenė tai laiko nelegalia veikla. Izraelis visiškai nereaguoja toliau. Iš to prasideda palestiniečių sukilimas Intifada, prasidėjęs 1987-aisiais ir trukęs 5 metus. Šio sukilimo dėka atsiranda tokia organizacija kaip Hamas. Patvirtinama seną šūkį, kas vieniems teroristai, kitiems yra kovotojai už laisvę. Jos simboliai matomas visas Izraelis Palestina. Ši organizacija veikia teroristiniais metodais, tačiau turi ir labai didelį palaikymą iš palestiniečių liaudės Gazos ruože, nes statė ligonines, mokyklas, daugiabučius ir teikia pagalbą bendruomeniai. Tačiau kartu tuose pastatuose slėpė ir gabeno ginklus. Todėl Izraelis turėjo tokią taktiką vadinamą beldimu į stogą. Pradžioje susprogdinamas silpno užtaiso sprogmuo, kad gyventojai dingtų iš vietos. Tada ateina SMS-ai ir po kelių minučių tada jau prasideda tikras bombardavimas. Vienas iš Hamas įkūrėjų sūnų, Mossab Hassan Youssef, žinomas kaip Žaliasis princas, dirbo su Izraelio žvalgyba kaip informatorius, nes jo tėvo metodai jam nepatiko. Ir dirbdavo su žydais padėjo išvengti daugybės teraktų prieš gyventojus ir žinomus asmenis. Hamas nutraukė visus ryšius su palestiniečių išlaisvinimo organizacija PLO, kuri vėliau tapo PA. Abi pusės siekia politinio pripažinimo. Vieną kitą jie laiko parsidavėliais. Taigi, konflikto pusės yra šios. Izraelis, palestiniečių vyriausybė, kuri valdo vakarų pakrantę, ir Hamas Gazoje. Po šio konflikto buvo pereita prie derybų stalo Camp David viršūnių susirinkime, tačiau jos nedavė jokių rezultatų. Antroji intifada prasidėjo 2000-aisiais rugsėjį, po Arielio Šarono apsilankimo šventyklos kalne. Šį apsilankymą palestiniečiai laikė provokaciniu. Tuomet demonstrantai mėtė akmenis į policiją. Riaušės buvo numalšintos Izraelio kareivių, kurie panaudojo ašarines dujas ir guminės kulkas. Svarbia kovos priemonė tapo savižudžiai sprogdintojai. 2001-aisiais viena Palestinos išsivadavimo organizacijos grupių nužudė Izraelio turizmo ministrą. Per intifadą iki 2002 žuvo daugiau kaip 1000 palestiniečių ir daugiau kaip 250 izraeliečių. 2004 lapkritį mirus palestiniečių lyderiui Jasirui Arafatui padaugėjo vilčių dėl paliaubų paskelbimo. Naujasis palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas ir Izraelio ministras pirmininkas Arielis Šaronas 2005 vasarį pasirašė susitarimą dėl paliaubų. Kovojančios pusės: Gaza
2005-aisiais Izraelis vienašališkai pasitraukė iš Gazos ruožo, nes ten žuvo daugybė Izraelio karių. Tuo pat metu palestiniečių nacionalinė vyriausybė nukentėjo nuo pilietinio karo, kai Hamas užėmė Gazos ruožą. Abi teritorijos išsiskyrė. Teisėtas Palestinos lyderis Mahmudas Abbasas turėjo savo nuomonę ir galią tik vakarų krante. Todėl Gazos ruožas šiuo metu yra blokuojamas iš visų pusių, įskaitant ir Egiptą, kuris atsisako pripažinti Hamas dėl savo ryšio su musulmonų brolyje, kurią jie laiko teroristinė organizacija. Į Gazos ruožą niekas neskrenda, niekas neplaukia. Visos sienos yra blokuojamos. Net ir statybinės medžiagos ėjo su Izraelio žinia. Jungtinės tautos laiko Gazą okupuotą teritoriją, kadangi gyventojai negali niekur išvykti. Pusė gyventojų sudaro nepilnamečiai. Ir tai yra labiausiai apgyvendintas plotas žemėje. Vakarų krantas. Arielio Šarono iniciatyva buvo pastatyta vakarų kranto siena, skirianti palestiniečius nuo izraeliečių. Vakarų krantas, konkrečiai Judėjos ir Samarijos regionai, yra svarbiausia evangelijų įvykių vieta. Vakarų krantas eina į vakarus nuo Jordanijos upės, todėl jis vadinasi vakarų krantu. Betliejus yra ramus miestas, esantis už 6 km į pietus nuo Jeruzalės. Ten gimė Dailidė, kurį per 33 gyvenimo metus romėnų išpliusino. Vakarų krante taip pat yra ir labai svarbus rytų Jeruzalės miestas, kuris svarbus visoms tame krašte egzistuojančioms religijoms. Izraelis vakarų krantą okupavo ir rytų Jeruzalę aneksavo 67 metais. Nuo to laiko žydų naujakuriai abiejose šiose teritorijose užima vis daugiau žemių. Palestiniečiams rytų Jeruzalėje ir didesnėje vakarų kranto dalyje nuolat atsisakoma išduoti statybos leidimus, o žydų namų statybos vyksta nuolat. Taip pat kalbama ir tai, kad išvaromi vietiniai gyventojai. Aišku, kyla daug įdomių klausimų. Kodėl, pavyzdžiui, Egiptas ir Jordanija nepriima palestiniečių? Na, dėl Egipto kaip ir viskas aišku. Jie nenori turėti papildomų pabėgėlių, nes ir taip prisiėmė nemažai. Ir dėl to, kad jie gali sukelti vidaus saugumo problemų. Su Jordanais buvo visai kitas biznis. Palyginti su Izraeliu, Jordanija iš gyvųjų pasaulio yra pašalinusi daugiau palestiniečių nei Izraelis. Buvo laikas, kai Jordanai priėmė nemažai pabėgėlių iš Palestinos. 70-aisiais kartu su jais Jordanai atrėmė Izraelio puolimą ir turėjo teigiamus ryšius iki to momento, kol palestiniečių išlaisvinimo organizacija nebandė nuversti Jordanijos valdžios per dalyką vadinamą Juoduoju rugsėju. Kai PLO ir Sirija pradėjo pulti Jordaniją, Jordanams teko prašyti pagalbos antskrydžiais prieš sirus, o ant žemės kovoti prieš PLO. PLO galiausiai buvo išsiųsti į Libaną, kur darė nesąmonės ir toliau. Palestiniečių veikėjai persivadino Juoduoju rugsėju ir surengė Miuncheno skerdines, už kurias parėjo nebloga keršto akcija, apie kurią netgi pastatytas filmas. Organizacija Human Rights Watch yra pareiškusi, kad Izraelis vykdo apartheidą, siekdamas išlaikyti žydų viršenybę prieš palestiniečius ir savo gyventojus arabus. Iš pradžių žodis apartheidas vartotas kalbant apie rasinės diskriminacijos ir segregacijos politiką Pietų Afrikos Respublikoje. Tačiau šiuo metu tai yra visuotinai pripažintas teisės terminas. Tarptautinė konvencija dėl apartheido nusikaltimo uždraudimo ir baudimo už jį apartheido sistemą apibrėžia kaip nežmonišką elgesį, kuriuo siekiama sukurti ir išlaikyti vienos rasės žmonių grupės viršenybę prieš kitas ar kitų rasių žmonių grupės ir sistemingą jų engimą. Na, reikia sakyti tai, kad palestiniečiai kovoja su Izraeliu jau ilgą laiką. Tačiau reikia pripažinti tai, kad jėgos nelygios. Izraelis turi vieną iš geriausių kariuomenių pasaulyje. Šiuo metu 18 vietoje. Modernius ginklus, technologijas, jiems kurti, plėtoti, tobulinti ir už kiekvieną puolimą žydai atsako stipresniu smūgiu, tam, kad nekiltų noro priešintis. Tačiau kaip ir visada, tai pila dar daugiau žibalo į ugnį. Kitas dalykas, Izraelis ilgus metus yra valdomas ultradešiniųjų vyriausybės, prieš kurią nemaža dalis izraeliečių taip pat nėra patenkinti, nes jų nuomonė šalyje yra naikinami demokratiniai institutai. Tiek Netanyahu, tiek ir Hamasui reikia legitimumo. Kažkas, kas pateisintų jų egzistenciją. Kažkas, kas pateisintų jų buvimą ten. Hamasui reikia publikos taškų, jų reikia ir Izraelio vyriausybei. 2021-aisiais įvyko šiokia tokia eskalacija, per kurią Hamas apšaudė raketomis, o izraeliečiai bombardavo Gazos ruožą. Viskas prasidėjo nuo Izraelio sprendimo iškelinti palestiniečius iš rytų Jeruzalės. Tuo pat metu Izraelio policija įsivežė į Al-Aksą mečetę. Tačiau tai neprilygo 2023 spalio 7 prasidėjusiai Hamas invazijai. Dabar šiuo metu pavadintoje Antruoju Jom Kipuro karu. Panašiai kaip ir 1973-aisiais Izraelis buvo pagautas prieš šventę, atsipalaidavęs ir, kaip teigiama, siena, kuri yra labiausiai saugoma pasaulyje, saugojo mažiau nei 100 karių. Jau sklinda visokios teorijos, kad Izraelio valdžia specialiai leido teroristams prasiveržti per tą sieną. Tačiau sąmokslų teorijų šiame video neskleisime. Ši invazija ir joje vykdyti nusikaltimai jokiais būdais negali būti pateisinti.
Hamas teroristai nužudė apie 1000 ir daugiau beginklių žmonių ir dar nemažai paėmė įkaitais. Tai buvo daugiausiai aukų nusinešęs įvykis per Izraelio istoriją. Šiuo metu, kaip teigiama, aukų skaičius yra apie 1400 žmonių ir dar 100 įkaitų. Teigiama, kad teroristai turėjo informacijos šaltinių iš Izraelio. Jie turėjo žemėlapius ir konkrečius planus, kur, kas ir kaip išdėstyta. Hamas Izraelį apšaudė su daugiau nei 5000 raketų vienu metu. Tai trumpam sugniuždė geležinio kupolo galimybės atsakyti ir sunaikinti tas raketas. Dabar Izraelis pagreitino naujos sistemos – geležinio spindulio diegimą, kad galėtų efektyviau su tuo kovoti. Video kūrimo metu Jungtinės valstijos ir kitos valstybės spaudė Izraelį nenutraukti vandens tiekimo į Gazos ruožą ir tuo pačiu nevykdyti etninių valymų, taip sakant, ramintis biškį, nes tai būtų konvencijų pažeidimas. O Izraelio politikai pastebėti pradėjo naudoti nužmoginančią terminologiją, kalbant apie visus tame ruože gyvenančius žmonės. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים Nereikia būti nepriimtam į dailės akademiją, kad suprastum, kur tai veda. Kai kurie Izraelio politikai teigia, kad užkurs Nakba numeris 2. Ir tai, kad įkaitai tegu pasiaukoja dėl šviesesnio Izraelio rytojaus. Žiūrint iš pasaulinės perspektyvos, šį Hamas žygį palaikė Iranas, Rusija ir kitos šalis, kurios nori sustabdyti santykių tarp Izraelio ir kitų regionų šalių normalizavimą. Iš Libano eina organizacija Hezbollah, kuri yra palaikoma Irano. Tiesa, jie lyginant su Hamas yra visai kitos markės musulmonai ir vienas kito nemėgsta. Ir kitaip nei Hamasai, Hezbollai yra žymiai geriau ginkluoti ir paruošti. Jeigu jie būtų koordinavę puolimą, aukų būtų žymiai daugiau. Sklinda kalbos, kad šis puolimas yra finansuojamas taip pat Irano, kuriems prieš yra Saudo Arabija, su kuria Izraelis pradėjo bendradarbiauti. Toliau yra Sirija, kuri dėl teritorijos ir dėl kišimosi į pilietinį karą taip pat nemėgsta Izraelio. Teigiama, kad Kataras irgi prisidėjo prie finansavimo. Jungtinės valstijos paskutiniu metu pažadėjo atsiųsti 2000 karių kontingentą, kurio didžioji dalis bus medicininis personalas. Tuo pat metu prasidėjo ir korporacinis karas tarp McDonald's Izraelio, kuris suteikė nemokamą maistą Izraelio kariams, ir McDonald's arabų šalyse bei Turkijoje, kur Makdakas skiria paramą Gazos ruožui. Kiberpunkas dar tik prasideda, todėl dar nematom korporacinių karių. Video kūrimo metu kalbama apie invaziją į Gazos ruožą, kuri kainuos labai daug gyvybių. Tiek Izraeliui, tiek ir Gazai, nes tai bus senas geras karas mieste, tarp griuvėsių, minuotų vietų ir dar daugiau griuvėsių. Priklausomai nuo to, kas vyks toliau, nusimato įdomi grandininė reakcija regione, kuri bus nesmagi visiems. Kad ir kas laimės, kenties paprasti žmonės, kurie bus panaudoti kaip PR'as, tęsti nesibaigiančiam ciklui. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Noelis ir iki kito karto. Steine setzt Steine, alle an die Wand.